Sulaukiau klausimų susijusių su bažnytinės santuokos nutraukimu. Taigi, bažnytinės santuokos nutraukimas įmanomas ar ne? Šioje vietoje yra labai svarbios sąvokos. Todėl išsigryninkime, kad bažnytinė santuoka gali būti anuliuojama, nenutraukiama. Tai reiškia, kad atitinkama kanonų teisės nustatyta tvarka turi būti teikiamas prašymas bažnytiniam tribunolui dėl bažnytinės santuokos pripažinimo negaliojančia, įrodinėjant būtent esminės priežastis, kurios turėtų egzistuoti santuokos sudarymo metu, kaip esminis suklaidinimas, apgaulė ar nutylėjimas iš kitos pusės dėl esminių aplinkybių, lėmusių ir privedusių prie santuokos sudarymo. Tuo tarpu civilinė tvarka, ką galima padaryti, tai panaikinti bažnytinės santuokos apskaitos įrašą civilinės metrikacijos įstaigoje, kas paprastai ir yra daroma, pasirašant sutartį dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių. Kilus klausimams dėl bažnytinės santuokos anuliavimo ar bažnytinės santuokos apskaitos įrašo panaikinimo, kreipkitės ir mes būtinai jūs pakonsultuosime.